pabandysiu atsakyti į klausimą maksimaliai, kaip išsirinkti teisingą partnerį. Niekaip. Nėra teisingų partnerių. Yra gyvenimas. O vat kokią savigarbą susistatysit, meilę sau, savo erudiciją psichologinę, kaip suvoksit gyvenimą, jūs kai kada įėję į santykius pamatysit greičiau ir greičiau pabėgsit nuo kai kurių piliečių arba, nu, e, piliečių patinėlių arba piliečių patelių. Taip? Nes pas mane yra viena mokinė, kuri pas mane verkė, kaip sutinku, taip vaizdai tokie keisti su vyru. Nu jo, sakau, pažiūrėk į savo drauges. Jinai tą vaizdą pasiema, po pusės metų, po metų jinai išsiskiria. O tu to išvengi. Tau užtenka pažinti žmogų ir supranti, kad ten nieko gero nebus. Ir anksčiau tiko visiems nieko gero. Pas mus dabar yra užaukštinti lūkesčiai, dabar yra santykiai komfortui psichologiniam skirti. Kūrybai. Džiaugsmui. Vaikam. Bet anksčiau santykiai buvo apie išgyvenimą. Ir visada šitos problemos buvo. Dabar mums pakišo koją, kabutėse pakišo koją, matymas. Nes daugelio dalykų mes jau nebegalim toleruoti.